Didikų grūdų duona. Vieną šviesų 1824 metų pavasario rytą, kai gamta žydi pilna spalvų ir miškai aidėjo paukščių giesmėmis, kepinio meistras Vincas, turėdamas svajonių pilną galvą, žengė į savo kuklų kepėjo namelį Vilijampolės pakraštyje. Būdamas gerbiamas Lietuvos kepėjo gildijos narys, Vincas visuomet siekė kepimo meistrystės tobulumo. Jo siela ilgėjosi atrasti kažką unikalaus, kas atspindėtų tautos dvasią ir jos gyvenimo būdą. Nusprendęs eksperimentuoti su skirtingais grūdais, Vincas atrado paslaptingą senovinių grūdų mišinį, kuris pasirodė esąs raktas į naują duonos skonio dimensiją. Jis atidžiai parinko kiekvieną grūdą, pridėjo natūralių mielių, vandens ir druskos, tada lėtai ir su meile ėmė minkyti duonos tešlą. Vincas su gilia baime ir pagarba atsilaužė skiltelę naujos duonos ir įsideda burnon. Skonis apgaubė Vinco sąmonę savo unikaliu pilnumu ir grūdų rinkinio jėga. Jog įkvėpė kepėją su pasididžiavimu nešti savo atradimą į Lietuvos kepėjų gildiją. Žmonės aplinkui tuoj pat įvertino naująją duoną. Ir taip didikų grūdų duona tapo tradiciniu duonos receptu, kuris buvo perduodamas iš kartos į kartą. Duona jungė savyje tradicinius grūdus, amatininkų meistrystę ir Lietuvos žemės derlių. Ji tapo neatsiejama kasdienės mūsų kultūros dalimi, teikdama maitinamąją, dvasinę ir istorinę vertę kiekvienai šeimai, kuri duoną pagarbiai dėjo ant savo pietų stalo. Ir taip, žvelgdami į priekį, šio unikalaus recepto tradicija ir meilė duonai tęsiasi. Didikų grūdų duona išliko kaip simbolis, patikimo ir garbingo Lietuvos kepėjo ženklas, įkūnijantis tautos istoriją ir tradicijas ant kiekvienos šeimos stalo.